Sveiki visi, atvykę į jaunimo teatro puslapį YouTube ar Facebook'e, nežinau, kaip nuspręs. Žodžiu, aš noriu papasakoti apie spektaklį Raudona, nes aš vaidinau vieną iš personažų, tai mes dviese vaidinam su Valentinu Masalskiu, kuris vaidina Marko Rotko, o aš vaidinu jo asistentą. O čia yra mūsų darbinė aikštelė. Viskas gan minimalistiška, galite apsižvalgyti, viskas yra gan paprasta. Šiaip iš tikrųjų visą dažniausiai dekoraciją pasiruošiu, ne tik dekoraciją, bet visą rekvizitą aš dažniausiai pasiruošiu pats, kad žinočiau, kur kas kaip kame sudėta, nes aš esu asistentas, tai geras asistentas turi žinoti, kur kas kaip stovi. Tai va, aš ir viską ir susidedu. Pačią scenografiją kūrė Mykolas Sauka. Turbūt visą minimalistišką, bet mums užtenka. Čia yra duetinis spektaklis, labai man jisai artimas. 2018 metais buvo premjera, bet mes rodom jį iki šiandien ir parodėm gan nemažai kartų ir visoje Lietuvoje rodėm ir publikais patinka. Tai aš vaidinu padėjėją Marko Rotko, kuris ateina ir jisai pats nori būti menininkas ir ateina pas didelį menininką, manydamas išmokti jo paslapčių ir pažinti jį. Bet galų gale jis perverčia pačio Rotko smegenis, nes jisai vis dėlto pradeda pastebėti tam tikras klišes ir jas įvardina. Žodžiu, drąsus vaikinas iš pradžių būna labai kuklus, bet 2 metus dirbdamas šiais išdrąsėja ir pats galų gale iš esmės Rotko pakeltas pasako, kad galit keliauti ir kurti. Tai va, čia ponas Rotko ruošiasi spektaklį. Tai va, o pasiruošimas visą laiką šitam spektakliui įdomus, nes su Masalskiu kiekvieną kartą turim susitikimą, pokalbį prieš spektaklį. Masalskis buvo mano dėstytojas, tai mes turim labai gerą ryšį. Mes turim aptarti, sutinkam gal kokią 1 valandą, žodžiu 6 valandas, 7 valandas prieš spektaklį, tai tokias 2 valandas tiesiog aptariam Lietuvos teatro būseną, šiaip apie teatrą pašnekam, apie knygas. Tai žodžiu, labai tokie būna intimus ir tuo pačiu sakralūs kažkokie pokalbiai ir tokie įsineši, net neišėjus iš spektaklio. Bet plius spektaklis ir visa kita, ir namie grįžti, viską susidėjęs į galvą ir atsikeli kitoks ryte. Tai žodžiu, aš truputį nusišneku, bet kadangi turiu papasakoti jums, tai turiu truputį nusišnekėti. Tai va, čia publika sėdi. Jeigu ateisit, jūs čia sėdėsit, o mes būsim čia ir turbūt susitiksim. Tai iki.